Nu tai ką, grįžtame į eterį po fucking 2 mėnesių. Ok, taigi, kur mes buvom dingę? Realiai šiaip visko buvo ir, čia buvo sezono pradžia, pradėjom daryti video, čia buvom visi užsimotyvavę ir dabar ką mes turim jau rugpjūčio 12 dieną. Aišku, šitas video jaučiu po poros dienų išeis. Realiai, kur mes buvom dingę, ką mes veikiam, tai realiai apie tai šiandieną mes visi ir pasišnekėsim ir prieš pradedant aš buvau šiandien uždavęs Instagrame, kad jūs Chebra užduotumėt mums klausimų. Tai mes dabar šitus klausimus ir aptarsim ir taip judėsim į priekį, žiūrėsim, kągi jūs mums čia norėjot mūsų paklausti ir ką mes esam praleidę. Taigi, kaip prisijungti prie jūsų? Realiai neįmanoma. Ta prasme, vienintelis būdas, kaip tu gali prisijungti prie mūsų, tai yra tiesiog susibendravimas, susivaibinimas ir jeigu tu turi tokią pačią viziją kaip ir mes į automobilius ir šiaip visą autosportą ir klubus ir ką tu nori daryti su savo projektu, tai tik tuo atveju gali. Ir tai jeigu mes su tim susibendraujam, turim vienodą viziją ir panašiai, čia yra labai platu ir tuo labiau čia šitas klubas nėra jis kaip klubas, jis labiau yra kaip šeima, mes esame visi labai vieningi, vieni labai kitus gal daugiau pažįstam ir šiaip tiesiog labai suvaibinam. Ar organizuojat kokį renginį? Realiai ne. Buvo kažkada minčių čia galbūt į vasaros uždarymą, bet kadangi kaip, nežinau, dauguma jūsų žinojo, ne dauguma, mes su Toma esam dar Red Hills ryto klubo nariai, tai mes su jais organizuojam renginį. Jo, šiaip turėjo būti dabar renginys realiai prieš savaitę kažkur, bet dėl audrų teko dilėjant visą renginį ir ačiū Dievui, kad dilėjom, nes turbūt dauguma žino, kokie buvo nesveika audra, ledukai, perkūnija, kai kur medžius panešiojo, ta prasme žiauro buvo, tai kaip ir džiaugiamės, kad mes jį atidėjom ir tinkimės, kad dabar planuojamės realiai datą, kada mes darysime kitą renginį, tad sekit naujienas, renginys bus awesome. O kas tai čia PSG, tai nežinau, jeigu kažkokius renginys ir nusimato, tai turbūt jis bus privatus ir tikrai jis artimiesiems patiems. Planai su esu. Oh boy. Žodžiu, manau, kad aš kiek paskubėjau su viso pirkinio, pradedant nuo to, kad realiai kreivom rankom daug darbų daryta. Pradedant visokiausiam apdailom, tai apdailos buvo labai prasta kokybė nudažytos, bet čia ne problema, labai prastai visos yra jos sudėtos, tai Jėzus kiek tenka vakti dabar viską perinkinėt. Ir šiaip, ta prasme, labai apleista mašina buvo, šiaip matosi, kad buvo bandyta prikelt, nes, kaip ir salonas, pats salonas yra labai clean, ta prasme, prie pačio salono nėra kur prikipt, variklis irgi dirba labai tvarkingai, bet realiai čia viena iš priežasčių yra, kodėl ilgą laiką nebuvo, nes labai daug problemų su juo buvo. Tai pradedant buvo nuo to, kai mes pravažiavom prieš mėnesį Taugę. Mes pravažiavom Taugę, taip, ta prasme, bet jau, ta prasme, normaliai, ne šiaip pasibandymai, bet normaliai pravažiavom ir po to vakaro pas mane pradėjo boksuoti sankabą. Ok, nėra bėdos, paėmėm, pasisakiau rimtesnę sankabą, ją įsidėjau, važiuojam toliau. Sekantis dalykas, Taugį važiuojant pastebėjau, kad man stabdžiai visiškai nestabdo. Ta prasme, vieną kartą mes pravažiavom downhillą, važiuot antrą kartą uphillą ir viskas. Ta prasme, mano stabdžių užkaitė ir man reikėjo vos net dvigubai toliau pradėti stabdyti, kad aš galėčiau gražiai įvažiuoti į posūkį ir gražiai paimti. Tai čia buvo nevažiavimas, čia buvo tiesiog. Tai kitas dalykas buvo, ką padariau, tai užsisakiau stabdžių diskus, raižytus, užsisakiau kaladėlės, keramikinės, atėjo visas dalis pradėjo dėti, viską gerai įsidėjo kaladėlės irgi, bet suportai, king dieve, ta prasme, suportai ant kiek buvo apleisti, ta prasme, slenkančiųjų patys varžtai buvo tiesiog išpuvę, gumos suplyšusios, kur kaladės dedasi visokiausi tie metaliukai irgi net nebesilanksto, nebesifunkcionuoja, ta prasme, realiai reikėjo pilnai perinkti visus suportus. Tai ačiū tėvukui, nes be tėvuko tai man būtų buvo pizė. Tėvukas padėjo, perinkom tos suportus, vaduškė padėjo irgi, ta prasme, pilnai perinkom, užsisakėm, viskas atėjo, persirinkom suportus, susidėjom, dabar vagytė. Dar reikėtų galą pasižiūrėti šiaip iš tiesų, kas ten darosi, įdomu, kaip dar tenai su galu yra visa situacija. Tai jo, stabdžiai, sankaba, kas toliau, kuro sistema. Pradžioj buvau pastebėjęs, kad man pradėjo bėgti benzinas, kuomet aš piluosi benziną degaliniai. Tai prasidėjo ieškojimas, tai iš kur čia leidžiu, garlaviną. Gerai, užsisakiau garlaviną, ėjom garlaviną, bet etaknais. Atėjo nauja, pasirodo čia buvo nuo Universalo, o sakyti dabar nebėra, nes paskutinis vienetas, tai pjaustėm, virinom, žaidėm puzlę, dėliojom, šiaip ne taip per vienas, įdėjom garlaviną, viskas good. Jinai nėra, kad tobulai fitina, bet
funkcionalumą atlieka ir tas svarbiausia. Sekantis dalykas, buvau padaręs tripą iki pajūrio, grįždinėjant pradėjau užuos benziną vėl. Ką toliau? Žiūrim, kas toliau čia pas mus leidžia ir pasirodo bakas. Tai, žodžiu, dabar yra dilema, man reikia naujo bako, aš jo nerandu, tad po pilno pakolkas baką nepila po 50, plus dar pas mane plūdė, vis dar tebe durniuoja, ir net šiandien vėl buvo prikolas, karočią, rodo, kad pas mane dar ketvirtadienis bako likę, aš važiuoju namo ir ir jo, tai ačiū Dievui Povi, dėkui tau. Atvažiavo, išgelbėjo, nuvarėm, nupirkom kanistrą, įpylėm 12 litriukų, grįžom prieso, užpylėm, gazuojam toliau. Tai va tiek planų, šiaip, update'o, ką planuoju, tai realiai daug čia yra tų planų. Planas yra swapinti variklį, dėti minimalius lankus, išsimti sportinį pasą, visą kėbalą, pereit naujai, sutvarkyti, pašalinti rudis, patį kėbalą perdažyti, įdomesnė kažkokia spalva, aišku. Apdailos naujas priekinis buferis, lenkščiai galbūt šitus pasliksiu, nežinau dar. Gale naujas buferis, naujas kapotas, nauja bagažinė, spoileris, daug yra šiaip planų. Po kol kas dar labai nespoilinsiu, nes neaišku, kur kaip viskas pasisuks. Kieno Silvija? Silvija yra mūsų pačio naujausios nario tuko. Gražiai clean Silvija. Gaila šiuo metu yra nevažiuojanti, tad jeigu pas jūs yra daug norų tikrai pamatyti apie tą Silviją, kas ten po kapotu, apskritai visą istoriją, tai parašykit, nuvarysim pas Gytį, iš savo akių pamatysit, kas ten per velnės, kas ten per daiktas. Ir pats Gytis galės pakomentuoti, ką jis planuoja daryti su Silvija ir panašiai. Nes Gytis kiek toliau biškotuką gyvena, tai jo, reiktų pavažiuoti, pasiplanuoti. Jeigu labai norit, parašykit komentaruose, kažką padylinsim. Ir Gyti, jeigu žiūri, pasakyk Laurinai, kad aš tos picos tikrai atvažiuosiu paragauti, kur sakė, kad labai skane. Kada naujas video? Dabar. Ateityje jums reikia spoterių priekyje, kad sėdėtų ir stebėtų, ar neatlekia mašinos. Realiai mes turim visą schemą pasidarė. Tiesiog, norim visą laiką važiuoti maždaug kokie 5-6 žmonės, kad vienas būtų priekį, vienas galės patiriautų ir būtų, jei kas, dėl viso ko viena mašina, dėl kažkokių atveju, jeigu, sakykime, įvyksta incidentas, kad pasišalinti iš vietos ar kaip kažkokias tai gėdimas įvyksta. Tai jo, mes tais atvejais esam pamastę, bet tiesiog, kad būna, kad tiesiog, ramiai dviesi nuvarom prasilėkti, 1-2 ranus padaryti ir viskas. Kur marčas? Marčas? Jo, maršas liūdė. Ta prasme, aš esu, nežinau, gal 1,5-2 mėnesį paruošęs visą marčą realiai. Ir kas man yra liūdniausia, kad jau nežinau, kelinti man lipdukų gamintojai vis pakiša koją ir dingsta, prapuola ir nieko nebeatsako, nebeusiima gaminti lipdukais. Tai aš labai tikiuosi, kad kai mano senas geras bičiulis atostogų, jisai apsiims padaryti lipdukus čia per bendrus pažįstamus. Jis aiškino, kad vienas pažįstamas dabar pradėjo lipdukų gamybą, tai labai tikiuosi, kad su juo pavyks paderinti ir užsisakysim lipdukų ir aš tikiuosi, kad šį mėnesį paleisim kažkokį tai marčą bent kažkiek tai jau. Ir kaip ir matau, kad kaip ir viskas iš jūsų yra. Tai jo, tai va tiek dalykų realiai įvykusių. Tomyti toliau dalyvauja savo street race'uose, labai neblogai sekasi, bičiulis juda. Tada toliau. Linas su savo Mersu, tu kaip visą laiką klesiai, lauraidina. Gytis, su Gyčiu ten vėl visokia istorija, nes jisai realiai turi net ne vieną projektą, o kelias. Tai jo, būtų visai įdomu šiaip nuvyk pas jį, pasižiūrėti, kokio jis velnio ten turi. Aurimas, kaip visą laiką šeimyninis gyvenimas, kiek sugeba pasitarpšyti, tiek sugeba. O Lukas, neskaitant investavimo į variklį ir kaip dauguma jūsų žino MPM4 prikolus, tai ratus nusipirko su padangom. Lygtais jau ir koilam atsideda, bet vandens pompos iš manęs dar 3 mėnuo nenusipirko. Tai kaip ten juda projektas, nežinau, ten irgi būtų įdomu, kada susimatyti su juo. Tai tokie update'ai, labai dar kartelį atsiprašau, realiai norėjom mes tikrai pušinto kontento šitą sezoną, tikrai norėjom, bet taip atsitiko, bet užtat, kadangi 2 mėnesius nebuvo jokio kontento, dabar esam jums paruošę tokių visai saldžių kadrelių, tiesiai iš Meksikos, geresni mūsų bičiuliai Juanas ir Džuanas pasiskolino mano ir Tomytės mašinas, nusivarė į Meksiką ir pavarė vyrai kaip reikalas. Tad jo, kažkiek tai medžiagos jums akšinų irgi truputėlį duosim pasižiūrėti. Nežinau, šiaip dabar pasistengsim jau, kad kitas video išeitų greičiau ir dažniau. Biškutėlį jau ir visas atsigavo, jau važiuoja, prikolų kaip ir apmažėjo. Tai kas, kad tas bakas, bet iki rodinio datemsim, manau. Ir jo, pabandysim dar šitą mėnesiuką, gal dar būt rugsėjį kažkiek pasidžiaugti mūsų šiltais gerais orais, nors jau pradėjo atvėsti vakarai, atvėsti naktys, tai jo, kiek dar leis oras, tiek pasidžiaugsim. Ir po biškį pradėsim jau su sezono atsisveikinėti.